Sveiki visi. Šiandien panagrinėsime istoriją, kurioje herojų logika, veikia kaip loterija, o patys genialiausi planai atrodo gimsta iš visiško nesusipratimo. Tad pasiruoškite kelioniai, kurioje kiekvienas sprendimas yra dar vienas šlovingas, bet labai abejotinas įrašas į metraštę. Ir pradėkime iškart nuo štai šios citatos. Manau, bet kuris psichoterapeutas ją išgirdęs rimtai pagalvotų apie karjeros keitimą. Juk tai ne šiaip savo frazė, tai tikros problemų sprendimo manifestas. Žodžiai humaniškai ir uždusinti pagalvę atsiduria viename sakinyje ir pasakomi su tokia ramybė. Tiesiog nuostabu. Būtent. Tai žinote, ne žiedų valdovas. Čia istorija, kurią herojai pasakoja patys savo. Tikriausiai, švelniai tariant, praleisdami tam tikras smulkmenas. Pavyzdžiui, kaip jie svarsto apie humanišką artimųjų smaugimą. Štai taip matyt ir gimsta legendos, su didelė doze kūrybinės laisvės. Gerai, keliaujam į pirmąjį skyrių – didieji žygdarbiai. O gal tiksliau būtų pavadinti, kaip mes prisimename dalykus, kurie galbūt niekada ir nevyko. Štai jis, tas herojiškas pareiškimas. Ne su drakonais, ne su demonų valdovais, o su medžiais. Pabandykite įsivaizduoti tą epinę kovą. Krentančius lapai, grėsmingai ošiančios šakos, gal net koks piktas kankorėžis iš pasalų puola. Tikras iššūkis drąsiausiams. O dabar tiesos akimirka. Kairėje pusėje matome atmintis vertą Holivudo filmo apie kovą su gamtos stichijomis. Dešinėje realybė, kur didžiausias iššūkis buvo, pataikyti į natas ir neužmigti. Tai tik parodo, kad mūsų herojų atmintis yra lankstesnė už patį geriausią cirko akrobatą. Kiekvienas didis nuotykis prasideda nuo ko? Teisingai, nuo apsipirkimo. O mūsų herojai be abejo yra tikri prioritetų žinovai. Pažiūrėkime, kasgi atsidorė jų pirkinių krepšelyje šįkart. Štai ši lentelė tikras ekonomikos stebuklas. Gyvybę gelbstintis eliksyras už 50 auksinių? Ne, čia juk tikras plėšikavimas. Geriau jau mirti, bet bent jau mirti stilingai, su patobulintu maskavimosi rinkiniu. Juk svarbiausia neišgyventi, o gerai atrodyti bėgant nuo pavojaus, tiesa? 25 auksiniai. Tik pagalvokite, už tokią sumą tikriausiai būtų galima nusipirkti nedidelį kaimelį su visais jo gyventojais ir dar liktų arbatpinigiams. Bet ne, jie investavo į galimybę atrodyti kaip šiek tiek kitoks krumas. Tiesiog genialu. Dabar pereikime prie socialinių subtiliųbių, prie susitikimo su paslaptinga nepažįstamąja. Mūsų herojams tai žinoma puiki proga pademonstruoti savo, sakykime taip, labai unikalų bendravimo stilių. Taigi, Valentina bando užmengsti gilų paslaptingą pokalbį, kalba metaforomis, o tuo metu mūsų herojų galvose vyksta maždaug toks procesas. Ką čia nusišneka? Gal gali normaliai pasakyti draugas ir priešas? Akivaizdu, subtilumas tikrai nėra jų stiproji pusė. O štai ir jų diplomatijos vadovėlis. Pirmas žingsnis – viskuo įtarti. Antras žingsnis – visiškai nieko nesuprasti. Trečias žingsnis – labai susierzinti. Ir ketvirtas, pats svarbiausias – tiesiog apsisukti ir išeiti. Bet kuris diplomatas galėtų iš jų pasimokyti, ar ne? Ir žinote, kai žodžiai nepadeda, o jie beveik niekada nepadeda, visada lieka planas B. O planas B, kaip visada yra, užpulti 5 prieš 1. Tai ne šiaip strategija, tai jau gyvenimo būdas. Ir vos tik grupiai pavyko atsigauti po šio socialinio fiasko, likimas jiems pametėjo naują iššūkį. Tokį klasikinį, tokį nenugalimą su visais herojiškumo priedais. Ar jie atsispirs? Aišku, kad ne. Vaizdelis kaip iš siaubo filmo. Kapai, kraujas, kūnus atkasinėjantis vilkai. Bet kuris normalus žmogus čia būtų apsisukęs ir bėgęs, kiek kojos neša. Bet mūsų herojai, jie pamatė ne pavojų. Jie pamatė puikią galimybę įsivelti į dar didesnę bėdą. Ir štai jis, Sidras, vaikas su tragiška praeitimi ir vardu, kuris skamba kaip gaivusis gėrimas. Mūsų herojams tai tikras aukso puodas. Tragedija plus kerštas lygu garantuotas fantastiškas nuotykis. Tad kaip tapti šios garbingos komandos nariu? Išties paprasta. Būk vaikas, turėk kuo liūdnesnę istoriją ir svarbiausia, priimk sumuštinį. Tai juk ne šiaip maistas, tai kontraktas, pasirašytas garščiomis. Pagaliau jie pasiekė savo tikslą – Kalnapilį. Vieta, kur problemos nesprendžiamos, o tiesiog dauginasi geometrinė progresija. Žodžiu, mūsų herojams tikras rojus. Jaukus kaimelis. Taip, toks jaukus,
kad net verkti norisi. Visiškai uždalytas, pilnas pabėgėlių ir karių, kurie atrodo taip, lyg pusryčiais valgytų citrinas. Žodžiu, tikra idilė, tobula vieta atostogoms. Prisiminkime, kaip viskas prasidėjo. Jie tiesiog norėjo rasti magijos parduotuvę. O dabar jie ketina nuversti vyriausybę. Na, tai bent karjeros šuolis. Nuo paprasto pirkėjo iki revoliucionieriaus vos per kelias dienas. Ir tada siužeto posūkis, vertas geriausių serialų. Pasirodo, kad blogiukai ir tie, kurie turėtų nuo blogiukų ginti, yra tie patys žmonės. Staiga viskas tapo 10 kartų sudėtingiau. Ir žinoma, 100 kartų linksmiau mums, stebėtojams. Taigi, susidūrę su tokia komplikuota krize, mūsų herojai padarė tai, ką moka geriausiai. Sugalvojo planą. Tokį genialų, tokį subtilų planą, kad šalia jo atominės bombos sprogimas atrodytų kaip paprastas vaikų žaidimas smėlio dėžėje. Ir štai 3 variantai gimė didžiausių strategų galvose. Sukelti riaušes? Kodėlgi ne? Pavogti keltą? Fantastiška mintis. O gal tiesiog purti tvirtovę? Klasika. Jokios diplomatijos, jokių dėrybų, tik chaosas, destrukcija ir galbūt dar vienas nemokamas sumuštinis. Ir čia kyla amžinas klausimas, koksgi yra logiškiausias kelias? Na, mūsų herojams atsakymas labai paprastas. Logiškiausias kelias yra tas, kuriame daugiausiai sprogimų. Juk logika tai tik nuobodus žodis, kurį vartoja žmonės bijantis linksmintis. Taigi kas toliau? Sukilimas? Diversija? Ar tiesiog senas geras, einam ir visus sumušam planas? Kad ir ką jie pasirinks, viena aišku. Nuobodu nebus. Ir labai tikėtina, kad kažkam vėl teks kautis su medžiais.